Norint atlikti medicininių atliekų tvarkymo paslaugų modulio užsakymus, prisijungus prie CPOIE sistemos, įsitikinkite, kad pirmiausia esate prisijungę su pirkėjo paskyra, tada su pirkėjo paskyra spaudžiamas katalogas meniu punktas ir susirandamas modulis. Asortimento lange paieškos laukelio arba filtrų pagalba išsifiltruojame specifikacijas pagal norimus kriterijus, išsifiltravus prie konkrečios specifikacijos nurodomas kiekis ir spaudžiamas krepšelio įdėjimo mygtukas. Įsidėjus į krepšelį visas norimas specifikacijas, norint patekti į krepšelį, asortimento lango dešinėje pusėje spaudžiamas krepšelio pavadinimas. Krepšelio lange gali būti pakoreguojamas įdėtos specifikacijos kiekis ir nurodoma maksimali lėšų suma. Užpildžius šiuos visus duomenis spaudžiamas pirmyn mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Adresai ir kontaktai krepšelio žingsnyje nurodomi pirkėjo atsakingi kontaktiniai asmenys. Užpildžius šiuos duomenis spaudžiamas pirmyn mygtukas į sekantį krepšelio žingsnį. Vertinimo nustatymo lange pasirenkamas pasiūlymų pateikimo terminas ir sąrašo. Užpildžius šiuos duomenis spaudžiamas pirmyn mygtukas į pirkimo sąlygų langą. Šiame lange užpildoma informacija apie paslaugų pateikimo terminą, nurodoma reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė. Jeigu reikalaujama, pasirenkamas užtikrinimo priemonės procentas. Pasirenkama paslaugų teikimo vietos adresas ir paėmimo dažnis. Norint pridėti šį adresą, spaudžiamas pridėti mygtukas. Toliau pasirenkamas pirkimo sutarties tipas bei įsipareigojimas nupirkti paslaugų ne mažiau nuo nurodyto prekių kiekio. Užpildžius šiuos visus duomenis spaudžiamas pirmyn mygtukas, kur auditavimo žingsnyje galite peržiūrėti nuo krepšelio iki pirkimo sąlygų nurodytus visus duomenis. Juos peržiūrėjus, spaudžiamas mygtukas pirmyn pateikti auditui, kurį patvirtinus, pirkimas bus perduotas atsakingiems CPO darbuotojams atlikti pirkimo auditavimą. Po krepšelio auditavimo ir paskelbimo, prisijungęs prie CPOIE tiekėjas, norintis dalyvauti medicininių atliekų tvarkymo paslaugų pirkime, spaudžia užsakymai ir aktyvus nedalyvaujamas skiltyje susiranda medicininių atliekų tvarkymo paslaugų paskelbtą pirkimą, prie kurio paspaudžia mygtuką sukurti pasiūlymą. Atidarytame medicininių atliekų tvarkymo paslaugų pasiūlymo lange tiekėjas norintis dalyvauti pasiūlyme spaudžia varnelę prie dalyvauti ir prie kiekvienos pirkime esančios specifikacijos nurodo įkainį už mato vienetą. Einant pasiūlymo langų žemyn, jeigu yra poreikis tiekėjai pasiūlymo metu nurodyti subtiekimo informaciją, prasiskleidžiamas subtiekimo skiltis, kurioje nurodomi subtiekėjai. Toliau, einant pasiūlymo langų žemyn, prieš pateikiant pasiūlymą tiekėjas turi nurodyti tiekėjo už pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį, nurodyti konfidencialią informaciją, jeigu jinai yra, bei patvirtina, kad duomenys yra nepasikeitę. Užpildžius visus duomenis, norint pateikti pasiūlymą, spaudžiamas mygtukas pateikti pasiūlymą. Suėjus pasiūlymo pateikimo terminai ir sistemai atlikus pasiūlymų vertinimą, tiek pirkėjas, tiek tiekėjas pirkimo peržiūros lange rezultatai žingsnyje gali peržiūrėti pirkimo rezultatus su tiekėjų eile. Pirkėjui, norint inicijuoti pirkimo sutarties pasirašymą, pirkimo rezultatų lange spaudžiamas inicijuoti sutarties dokumento pasirašymo mygtukas. Atidarytame lange peržiūrimas sutarties teksto informacija ir lango apačioje pasirenkami pirkėjo pasirašantys atstovai. Nurodžius šios duomenis, norint pradėti sutarties pasirašymą, spaudžiamas inicijuoti sutarties pasirašymo dokumentą mygtukas. Tuomet pasirinkamas pasirašymo būdas ir atliekamas dokumento pasirašymas. Atlikus pirkimo sutarties pasirašymą iš pirkėjo pusės, išsiunčiamas pranešimas laimėjusiam tiekėjui apie reikalingą sistemoje pasirašyti dokumentą. Prisijungusiam laimėjusių tiekėjų prie sistemos ir atsidarius įvykusį pirkimą, kuriame jis laimėjo, rezultatų lange spaudžiamas laukiamo jūsų organizacijos pasirašymo dokumente mygtukas ir atliekamas pirkimo sutarties pasirašymas.